Labą dieną, mano nuostabus mokiniai, nuostabios mokinės. Šiandien mes pradėsime kažkam galbūt visiškai naują tarų numerologijos kursą, o kažkam tai bus žinių pagilinimas ir dar papildomai kažko tai naujo sužinojimą. Tai gali būti jūsų sielos augimo kelias, jūsų sąmonės augimo kelias ir jūs pačios daugiau suprasite apie save, suprasite apie savo giminaičius, vaikus ir galėsite jiems padėti realizuotis gyvenime labiau į pozityvesnę pusę, kad jie būtų sėkmingesni, kad jų šeimos būtų darnesnės, solidaresnės ir pasiektų gyvenime daug geresnių rezultatų. Taigi, mano vardas yra Jolanta Bružaitė, aš praktikuoju taro numerologiją ir šiandien aš jums papasakosiu apie savo kelią, kaip aš pradėjau eiti numerologijos keliu. Taigi pirmiausia, jau labai seniai, galbūt 20 metų atgal, mane tikrai labai domino numerologija. Tačiau informacijos buvo tikrai labai mažai arba aš prie jos tiesiog negalėjau prieiti. Tiesiog mano buvo toks kelias, kad aš savo pačios patirtimi turėčiau surasti, sužinoti, atrasti visus tos instrumentus, kas liečia ezoteriką. Taigi, atėjus tam tikram laikui, kada mano siela jau buvo pasiruošusi įgyvendinti šį kelią, atsiskleisti būtent ezoterijos pusėje, ezoterijos kelyje, tame suvokime, supratime, kas tai yra energijos, kas tai yra visatos dėsniai, vieną dieną pas mane atėjo moteris ir atnešė žinią apie tokią numerologiją kaip matrica sudbui. Jeigu kas nežino, tai visus kursus, visus mokytojus būtent aš radau Ukrainoje, Rusijoje, dar kitose šalyse, tačiau visa tai yra tik tai rusų kalba. Net ir šiomis dienomis nieko gero aš savo neradau lietuvių kalba. Yra atsiradusių tokių žmonių, kurie moko pagal Pitagoro kvadratą, pagal kitus skaičiavimus, tačiau visa tai man neduoda tokio gilaus įžvelgimo, tokio gilaus pažvelgimo į žmogaus sielą, ką jis gali padaryti. Ir kiekvienas tas paaiškinimas man atrodo toksai nuobodus, kad jis realiai tinka kiekvienam žmogui arba yra tik tai tam tikras variantų skaičius. Iš tikrųjų, žiūrint iš numerologijos pusės, iš taro numerologijos pusės, mes pamatysime, kad kiekvienas žmogus yra individualus ir tokio pat žmogaus Žemėje negali būti. Taigi pradėjus mokytis pagal matricą sudbui, kuri pirmiausia pas mane atėjo, tai buvo matrica. Tai buvo matrica skaičiuojama tam tikrų būdų, buvo be galo daug skaičių, buvo dvasingumas, buvo materialumas, buvo čakros ir buvo labai daug ezoterikos ir magijos tuose paaiškinimuose. Aš net neįsivaizdavau, kad norėdama išmokti apie skaičius, aš papulsiu į tokią sferą, kur egzistuoja magija. Ir, apie tolimesnį kelią aš jau nepasakosiu, todėl kad visa tai davė labai daug teigiamo ir labai daug neigiamo. Iš tikrųjų, jūs, kada mokysitės, jūs taip pat gausite šitas žinias ir suprasite, kad ne visada viskas yra taip, kaip mums atrodo. Ir ne visada žmonės yra tie žmonės, kuriais jie prisistato. Ir kad aplinkui mus visada yra energija, kuri gali pririšti, gali padėti, gali pakenkti, gali nužiūrėti, gali visokiais būdais paveikti mus. Taigi šitame kurse aš jums pasakosiu apie visus šiuos dalykus ir galbūt kažkam tai bus nauja, kažkam tai bus jau įprasti dalykai ir jūs jau seniai apie tai žinojate. Ir toliau sekant mano numerologijos keliu,
kadangi matrica sudbi man ne visai patiko, todėl kad pagal ją tikrai aš nesupratau, kaip galima paaiškinti paprastam žmogui, kuris visiškai nieko nesupranta apie energijas, kuris nesivysto dvasiniu keliu, kuris nežino visatos dėsnių, kuris nesupranta, kad veiksmas turi atoveiksmį ir kodėl dabar man šiandien reikia tai daryti, jeigu aš viso to nenoriu ir visa tai yra visiškai ne man. Taigi toliau sekė antras mokytojas, tai buvo taro numerologė, moteris Aliona, kuri dėstė pagal Alisės Šanovskajos teoriją. Ir šis skaičiavimas man tikrai labai patiko, todėl kad skaičiuojama yra truputį kitaip, tačiau vėlgi susiveda į tą patį, tačiau paaiškinimai yra visai kitokie, jie yra žemiški, jie yra buitiški, jie yra prieinami kiekvienam žmogui. Todėl man tai be galo patiko, nes aš supratau, kaip paaiškinti paprastam žmogui, kas yra pas jį, kas gyvena jo viduje, kaip jis gali atsiskleisti ir ką jam reikia daryti, ką paprastame gyvenime jam reikia daryti. Gal paprasčiausiai jam reikia įsigyti automobilį ar užauginti kažkokią tai gėlę ir pas jį jau ta energija bus aktyvuota. Tačiau ir čia man pritrūko pilno vaizdo ir aš toliau domėjausi, gilinausi. Ir aš labai seniai pažinojau Juliją Po, kuri dėsto apie taro numerologiją, vektorinę numerologiją, chaldeiskąją numerologiją, kitaiskąją numerologiją. Žodžiu, aš jau čia įjungiu rusiškus žodžius, nes iš tikrųjų man jau sunku juos ir į lietuvių kalbą išversti. Taigi jos kursas yra tikrai be galo spalvingas ir sudėtingas. Kad suprasti jį reikia užaugti. Reikia užaugti iki tam tikro lygio, kad tau atsivertų būtent tas kelias, kad tu galėtum eiti tuo numerologijos keliu. Taigi, man kaip įrankis visada yra Julijos Po knygos, kuriuose yra labai tikslus paaiškinimai, labai suprantami paaiškinimai, tačiau skaičiavimai yra visiškai kitokie, negu mes mokysimės šių skaičiavimų. Tačiau pozicijos, tos, kurios nusako žmogaus charakterį, jos yra tos pačios. Todėl aš sujungiau visas šias tris numerologijas į vieną, kaip sakant, padariau sintezę ir paruošiau kursą jums. Aš tikiuosi, kad čia jūs sužinosite labai daug, kad tai duos labai daug jums naudos, pažinti save pirmiausia, atskleisti savo potencialą, suprasti, kokiu keliu jūs galite eiti ir ką jūs šiame gyvenime galite padaryti ir padėsite savo šeimoms vystytis ir tobulėti. Taigi toliau pagal planą noriu jums papasakoti apie pirmąjį kursą. Pirmajame kurse mes išmoksime visus 22 taro arkanus. Mes mokysimės pagal aukščiausius taro arkanus. Jie yra 22. Jeigu kas mokėtės tarologijos, tai jums bus lengviau įsiminti tuos paaiškinimus, tas interpretacijas. Kas nesimokė, tai po to, jeigu sugalvosite mokytis tarologijos, jums irgi šiek tiek bus lengviau. Tačiau galiu pasakyti, kad tie paaiškinimai šiek tiek ir skirsis arba vieni kitus papildys. Nes po šio kurso aš tikrai ėmiausi tarologijos, mokytis tarologijos ir tikrai tai nėra taip lengva ir paprasta. Interpretacijos, dėlionės, viskas yra tikrai labai sudėtinga ir reikia turėti, kaip sakant, ir tą išvystytą šeštą jausmą. Apie tai mes irgi pakalbėsime mūsų kursuose, mūsų čatuose. Ir apie visą tai jūs tikrai sužinosite ir gausite labai daug informacijos. Taigi pirmajame kurse mes išmoksime visus 22 arkanus.
Išmoksime 9 pozicijas, mes iš savo datos išskaičiuosime būtent pirmasias 9 pozicijas, kurios ir yra pagrindinis žmogaus portretas. Pirmoji pozicija tai yra gimimo diena ir nuo šiol jūs iš tikrųjų turėsite išmokti rašyti gimimo datą, pirmiausia diena, po to mėnuo, po to metai, nes mes numerologai žiūrime į gimimo datą būtent taip, nes gimimo diena atspindi vaikystę, paauglystę, mėnuo atspindi socialinį gyvenimą, o metai atspindi brandą. Tai branda yra kaip egzaminatorius, ko tu pasiekiai ir ko tu išmokai. Antroji eilutė, kuri bus išvedama būtent iš gimimo datos, tai yra 4 pozicija blokai, per ką žmogus auga ir tobulėja. Tai yra jo siekiamybė, jo būtent tie visi veiksmai, be kurių jis tikrai neapsieis. Ir čia iš karto užbėgant į priekį, aš galiu pasakyti, kad tai yra bangavimas. Tai bus atidirbama per gyvenimą ir tai bus vėl suklumpama ant to pačio grėblio. Tai yra tas būtent skaičius ir nurodys. Būtent 4 pozicija, kuri vadinasi mūsų blokai. 5 pozicija yra sąmonė, kur žmogus supranta, ką jis gali, ką jis nori padaryti, kaip jis nori padaryti ir tai jam tikrai puikiai sekasi. 6 pozicija yra zona, komforto zona. Tai šitoje vietoje mes pamatysime, kur žmogus jaučiasi labai gerai, ką jis gali padaryti ir kai jis tai padarys, jis jausis labai puikiai. Nes kiekviena pozicija gali būti tiek pliusinėje pusėje, tiek minusinėje pusėje. Čia iš karto jums pasakau, kad kiekvienas skaičius jis turi teigiamą pusę ir neigiamą pusę. Pas vienus žmonės tai bus labiau atidirbta jau iš praeito gyvenimo ir ta pozicija bus labiau teigiama, pas kitus žmonės bus mažiau atidirbta ar jie tiesiog ir nesistengs atidirbti, jie gali būti dar labiau kris į tą liūną ir ta pozicija, tas skaičius gali parodyti būtent tą labai jau neigiamą pusę. Variantų bus įvairių, kada mes mokysimės, kada mes analizuosime žmonių datas, mes tai pamatysime, suprasime ir suvoksime. Iš pradžių kursas atrodo ganėtinai sudėtingas, tačiau kada jūs visą tai išmoksite, pradėsite praktikuoti, matysite, kai tai yra įdomu ir nėra taip tikrai labai sunku. Toliau 7 pozicija yra misija, ką žmogus šitame gyvenime turėtų atlikti. 8 pozicija, kuri pas mus bus, matysite pagal planą, bus panašiai toksai planas, kaip čia dabar rodau. Taip gražiai man nepavyko padaryti, nes aš nesu kompiuterio specialistė, iš visų kompiuteriais labai mažai ką moku daryti. Tai paprastai aš tą lentelę jums padariau, bet vis tiek maždaug atrodys taip. Tai yra 12 pozicija. 12 pozicija, kuri vadinasi harmonija. Ir tai bus pagrindinis, taip dar ko nepaminėjau, 8 pozicijos nepaminėjau, kur yra užslėpti talentai, kurie yra labai giliai paslėpti. Ir jeigu žiūrėsime į šitą būtent, tai mes mokinsimės būtent šitą pagrindinį energijos puodelį, kaip mes vadiname, nes iš tikrųjų, kaip mes surašysime tas pozicijas, jūs pamatysite, kad tai atrodo tikrai kaip puodelis ir kaip tos energijos veikia. Tai negali būti, kad veikia viena, šita ar trečia pozicija, būtent energija. Veikia visos, kažkurios labiau teigiamos, kažkurios labiau neigiamos. Tai įsivaizduosime, kad tai yra kaip ir sriubos lėkštė, kurioje yra ingredientai. Pas vienus bus 9 ingredientai, pas kitus bus 2 ar 3 ar 4 ingredientai. Kodėl taip sakau? Todėl, kad pamatysite skaičiuojant datą, kiek skirtingų skaičių bus būtent
tose 9 pozicijose. Pas vienus žmonės gali būti, kad egzistuos tik tai 2 ar 3 skaičiai, o pas kitus visi skaičiai bus skirtingi. Tai čia vėlgi, kad žmogus yra labiau spalvinga asmenybė, kuris turi daugiau skirtingų skaičių, ir tas, kuris turi mažiau skirtingų skaičių, jis bus paprastesnis, labiau sukoncentruotas į vieną. Ir jeigu žiūrėsim į tą patį maistą, tai toks žmogus, kuris turi 9 skirtingas pozicijas, skirtingus tos skaičius energijos, ar ne, kaip jau be pavadinsi, tai tas labiau mėgs įvairesnį maistą. Po to jūs pamatysite, kaip tai įdomu ir kaip tai iš tikrųjų atrodo, kada jūs pradėsite nagrinėti būtent ir savo datą, ir kitų žmonių datas. Taip pat, tai toliau mes aišku praktikuosimės, kiekvienas iš mūsų turės galimybę asmeniškai su manimi daryti būtent tą savo gimimo datos analizę, būtent pagal tuos 9 skaičius, ir pagal jūsų pageidavimą mes jau nuspręsime čate, kaip jūs norėsite, ar jūs norėsite įrašyti būtent visą tą pokalbį analizę ir pateiksime kitiems, kurie mokysis kartu mūsų čato grupėje, ar ne, kuri bus Telegrame, ar tiesiog paliksime savo asmeniškai. Čia jau priklausys nuo jūsų pačių, kaip jūs norėsite. Na, žinoma, aš siūlyčiau grupėje nebijoti atskleisti savo charakterio bruožų, todėl kad kiekvienas iš mūsų, mes esame skirtingi ir kitiems mokiniams bus tikrai labai įdomu ir aktualu pasitreniruoti, netgi paanalizuoti vieniem kitų datas ir pasižiūrėti, kaip mes jau sugebėsime interpretuoti būtent tuos skaičius, koks tas žmogus galėtų būti, kurio mes visiškai nepažįstame. Tai siūlyčiau būtent daryti taip. Ir savo, ir kitų studentų datas paanalizuoti. Toliau antrame kurse mes kalbėsime apie būtent šešėlinį savo portretą, kuris bus puodelio apačioje suskaičiuotas, tai yra šešėlinis, kuris iš tikrųjų yra toksai, kada jau jūs tie, kurie norėsite tapti tikrai konsultantais, tai jūs tai išmoksite, žinosite ir suprasite, tačiau pagal tuos skaičius jūs nekonsultuosite, nebent jūsų tas žmogus, kuris kreipsis pas jūs, jau jisai supras visus šituos dalykus, ar ne, bus jau toli pažengęs ir galbūt pas jį bus atsiradusios kažkokios tai pasąmoninės problemos, kurių jis tikrai nesupranta, negali išspręsti, kažkokios tai ligos, kažkokie tai dar sudėtingi dalykai, psichologinės problemos. Ir tada galima ieškoti būtent tam pogrindyje, būtent ten, kur giliai pasąmonėje yra užslėptos tos energijos, kurios glūdi, tarkime, kaip tokie dalykai, kai mama jūsų laukėsi, tarkim, to žmogaus laukėsi, ar ne, kokios buvo energijos, kokios emocijos valdė mamą. Kiti būtent tokie psichologiniai dalykai, įvykiai, būtent būnant mamai nėščiai. Ir dar visokių kitokių dalykų, kurie iš tikrųjų yra giliai pasąmonėje, kada žmogus tikrai ir linkęs į savižudybę, ir linkęs į nužudymą, į tokius dalykus, kur yra tikrai, mes pagal juos negalime konsultuoti, nes mes niekada nežinosime, ar tas žmogus yra jau iš tikrųjų į tą pusę nuėjęs. Čia jūs visus tuos dalykus išmoksite ir suprasite, kaip tai veikia, todėl kad tai yra iš tikrųjų priklausoma nuo to, kokioje šeimoje žmogus auga, ar ne? Tai mes suprantame, kad datos mūsų yra visų tos pačios, kaip tarkime, paprasto žemdirbio ir šalies prezidento, ar ne, jis negali turėti kažkokios tai išskirtinės vienos ir tik tai vienos gimimo datos. Vis tiek tai yra 22 arkanai ir visi jie mus veikia.
po to galėsime tose kursuose pasinagrinėti ir žymių žmonių datas. Aš tai labai mėgstu pasižiūrėti, kokios energijos pas juos yra. Ir tai iš tikrųjų yra tie patys paprasti žmonės viduje, tačiau jų energijos yra aukštesnio lygio, todėl kad jie gimė kitokioje terpėje, kitokioje šeimoje, kitokioje šalyje, kitokioje valdžioje, užaugo visiškai kitaip ir turėjo visiškai kitas galimybės. Todėl ir visos tos interpretacijos yra būtent žiūrima į tai, kaip žmogus augo, tobulėjo būtent nuo pat pradžių. Tai va, tai čia būtų antras kursas, ar ne? Taip, ir tikriausiai mes antrame kurse apžvelgsime ir trečiąją dalį, kas yra karminė numerologija. Tai yra 3 papildomi skaičiai, kurie bus kaip puodelio garai. Kas išgaruoja? Tai yra mūsų būtent sąmonė. Ta sąmonė, ne visai sąmonė, todėl kad tai yra, suprantat, čia jau gaunasi toksai dalykas, kad mes galime sąmoningai suprasti, ko mums negalima daryti, arba mes to sąmoningai nesuprantame. Bet žinodami, ką mes galime daryti ir ko mums nereikėtų daryti, tai mes sąmoningai galėtume to ir nedaryti. Tačiau kai tu nežinai, tai būna, kad tu taip sąmoningai padarai tas klaidas. O čia ir bus pagrindinės klaidos, tai yra karminės klaidos, tai yra 3 pozicijos, kurios tiesiogiai atsako už karmą. Ir jeigu žmogus pažeidžia būtent tas pozicijas, padaro tam tikrus dalykus, kurie yra nebūtinai vagystė, nebūtinai nužudymas, nebūtinai ten dar kažkoks tai dalykas, gali būti paprasčiausia neapykantos jausmas, specialus specialūs tokie charakterio bruožai, kur yra neigiami charakterio bruožai, ar ne? Ir būtent jeigu žmogus su tuo nedirba, tai jį pradeda veikti jo paties karma. Tai čia bus tokie papildomi iš Džiulijos paaiškinimai, kurie bus tikrai irgi labai labai įdomus. Na ir toliau trečiame kurse, ar ne, mes jau mokysimės suderinamumo tarp 2 žmonių. Tai pagrindinis dalykas bus, kad mes žiūrėsime į poros suderinamumą. Tai reiškia, kad mes išmoksime paskaičiuoti savo visą tą energiją, energetinį visą tą būtent žemėlapį, paskaičiuosime kito žmogaus energetinį žemėlapį ir susumuosime abu į vieną puodelį, kur bus vėl tos pačios 9 energijos, bet jos bus, kaip sakant, naujos. Tai pas vienus žmonės jos bus labai naujos, pas kitos bus tos pačios. Ir čia vėlgi bus labai įdomu sužinoti, kur žmogus slys, kur jie slys, kur pora slys, ką reikės jiems padaryti, kad jie galėtų gyventi gražiau, perspektyviau, kad jie būtų turtingesni. Ir čia mes sužinosime, kam iš tikrųjų lemta, kad nebus turtingi, galbūt negalės turėti vaikų, galbūt tam tikros emocijos jos valdys ir šeimoje vienas iš partnerių prasigers. Visi šitie dalykai yra numerologiškai apskaičiuojami ir jūs juos taip pat išmoksite ir pamatysite. Ką aš dar norėjau apie 3 kursą? Taip, tai čia 3 kurse, kada jau mes iš tikrųjų mes jau mokysimės būtent pagal visas tas būtent energijas. Čia išskaičiuosime dar papildomų energijų, kas yra būtent tam šešėliniam tokios, įsiskaičiuos tam tikros pozicijos,
per ką žmogus gali augti ir tobulėti, papildomos energijos. Tai čia jums pačioms tikrai bus labai įdomu sužinoti apie save, kas iš tikrųjų jums labiausiai svarbu, ką jūs galite padaryti ir per kur jums reikia augti ir tobulėti, kad galėtumėte pasiekti būtent tos jau sėkmės ir geresnio gyvenimo. Taip pat bus pateikiami tam tikri energetiniai trikampiai pagal trikampius vėlgi. Kodėl sakau trikampių? Todėl, kad bus papildomos išskaičiuojamos dar energijos tom, ką mes išmoksim, dar papildomai mes įskaičiuosim, kad dar aiškiau suprasti, tarkime, vaikystės periode, paauglystės periode, bet yra 3 energijos, ar ne, bus tie būtent trikampiai. Tai čia iš tų 3 mes išvesime dar papildomą 1, išskaičiuosime energiją ir suprasime, per kur galima pasiekti būtent rezultatų. Toliau bus socialinio gyvenimo trikampis, toliau bus suaugusio žmogaus brandos, jau ne trikampis, bet iš viso ten dar didesnių energijų apskaičiavimas kartu bus, per ką būtent irgi augti, tobulėti, su kuo jūs susidursite ir per ką jūs galėsite išmokti realizuoti savo energijos. Iš tikrųjų, kaip sakant, atrodo dabar labai sudėtinga, bet todėl ir yra kursas kiekvienas išskirstytas į 3 mėnesius. Kiekvienas kursas truks po 3 mėnesius. Aš manau, kad tiek laiko turėtų užtekti įsisavinti būtent tą programą. Žinoma, visi įrašai jums liks ir jūs juos galėsite peržiūrėti ir susikonspektuoti. Patariu iš karto įsigyti storokus sąsiuvinius langeliais, todėl kad skaičiuoti langeliuose bus žymiai patogiau. Ir tuo labiau, kad tos, kurios eis iki galo ar ne, tai mes dar mokinsimės ir apskaičiuoti grafikus. Grafikus tokius kaip skirta daugiau tokiem žmonėm, kurie gali užsimti verslu, kokia yra energetika, patariama užsimti verslu, nepatariama. Ir būtent tos energijos apskaičiavimo grafikai bus braižomi, tai čia irgi geriausia būtų langeliais. Ir kiekvieną kartą po kiekvieno arkano, kuris bus duotas pirmame kurse, kaip jūs susikonspektuosite, palikite dar kažkiek tai vietos, lapą ar 2 papildomiems užrašams, kurie bus pateikiami dar vis papildomai kiekviename kitame kurse. Todėl, kad pirmiausia, pirmame kurse bus pagrindiniai dalykai, bus pagrindiniai paaiškinimai, pagrindinės interpretacijos, o visose kituose kursuose dar tiem pagrindiniam paaiškinimam pagal pozicijas bus dar papildomi paaiškinimai. Todėl prie kiekvieno skaičiaus bus galima dar prisirašyti papildomos informacijos. Taip, toliau, ką aš norėjau dar papasakoti. Ką turiu užsirašęs, pasižiūrėjau. Ką jūs dar galėsite sužinoti, baigdamos būtent visus šiuos 3 kursus. Tai jūs galėsite sužinoti, kaip veikia vardas, kaip veikia pavardė, kaip paskaičiuoti vardo ir pavardės energiją, kas atsitinka su žmogumi pagal vardą ir pagal pavardę, kai jis išvažiuoja gyventi į kitą šalį. Taip pat, kas atsitinka su mergina, kai ji išteka ir paima vyro pavardę. Taip pat sužinosite apie giminės programas, apie giminės ligas, apie karminės ligas ir visus šituos dalykus, kurie iš tikrųjų mus veikia ir yra neatsiejama mūsų dalis. Ezoterika tai numerologija, tai astrologija, tai taro kortos, tai runos, tai chiromantija,
tačiau yra toks dalykas kaip ir magija. Ir čia nereikėtų maišyti šitų dalykų, kad jeigu jūs išmoksite taro numerologijos, kad jūs tapsite magais. Jūs tikrai netapsite magais. Kad tapti magais, ar ne, tai arba vadinkime raganomis, tai jūs turėtumėte mokytis magijos. Ir visos tos, kurios mokinsis taro numerologijos ir norės išmokti magijos, tai aš jūs galėsiu nukreipti būtent pas tą mokytoją, pas kurią jūs visų šitų dalykų tikrai galėsite išmokti. Tikrai patariu nešvaistyti laiko ir neieškoti mokytojų Facebook'e ir pagal tas skambes visas antraštes, neieškoti būtent visokių apsivalymo ritualų, neieškoti visokių braižymų ir piešinių. Tai iš tikrųjų yra sunku atsirinkti, kas yra tikras ir kas yra netikras ir kas po tuo slepiasi. Kalbu tai iš savo patirties, todėl kad pati esu papuolusi, nes iš tikrųjų ieškojau informacijos, nežinojau, kur ją rasti ir ėmiau tai, kas yra paduota. O tai, kas yra paduota, ne visada yra sveika. Todėl tikrai patariu labai atsargiai rinktis šituos dalykus. Na, o žinoma, jeigu jūs norėsite, tai aš jūs galėsiu nukreipti pas mokytoją, pas kurią jūs iš tikrųjų galėsit viso šito išmokti. Aš pati pas ją mokausi ir žinau, ką tai reiškia. Taigi, visiems tiem, kurie mokysis iki galo, kurie norės užbaigti visus 3 kursus, toliau seks bonus pamoka. Tai bonus pamoka yra apie kristalus. Visokių kristalų aš turiu. Man labai patinka kristalai. Kai aš išvažiuoju kažkur į kitą šalį, tai visada įsigyju, jeigu randu kažkokį, tai va, suprantat, yra visokių tų kristalų. Kam patinka kristalai? Kas nori užsiimti su kristalais ir mokysitės toliau, tai galėsite mokytis kažkur tai apie pačius kristalus, kažkur tai galbūt kitur. Tačiau kodėl bonus pamoka pas mane apie kristalus, tai todėl, kad mes galime paskaičiuoti pagal gimimo datą, yra atitikmenis kristalam ir skaičiam. Tai jūs sužinosite, kuriam žmogui tinka nešioti auksą, kuriam jo nereikia nešioti, kam tinka rubinas, kam tinka smaragdai, kam tinka deimantai, kam tinka paprasti kristalai ir galėsite galbūt dėl savęs atrasti naują veiklą, sukurti kristalų apyrankes ar tiesiog pasiūlyti žmogui įsigyti tam tikrus kristalus būtent pagal gimimo datą. Nes jeigu jūs konsultuosite pagal gimimo datą ar ne, tai jūs žmogui galėsite nurodyti, kokius kristalus jie gali įsigyti ir kokias energijas jiems padės aktyvuoti. Na, žinoma, darbas su kristalais yra labai subtilus toksai. Tai nėra, kad įsigijai kristalą ir jis tau padarė stebuklą. Toliau sužinosite taip pat ir apie mėnulio paras šiek tiek. Duosiu informacijos, tačiau jeigu jūs norėsite išmokti mėnulio kalendorius yra irgi magija, tai jį jūs galėsite įsigyti būtent pas tą pačią moterį, pas tą mokytoją, apie kurią aš kalbėjau, apie magiją. Tai ji yra pati sudariusi mėnulio kalendorių, tai yra ritualai, tai yra užkalbėjimai, tai yra tam tikri kasdieniai veiksmai, kurie atliekami pagal mėnulio paras. Tai irgi labai įdomus ir rekomenduotinas kursas. Na ir daug dar visokių dalykų jinai turi, apsivalymo meditacijos,
turto ir sėkmės pritraukimo meditacijos, kurios iš tikrųjų veikia ir tikrai yra labai įdomu ir naudinga visus šitos dalykus daryti. Ir tada, kada tu supranti, kad tai vyksta ar ne. Ir čia svarbiausias momentas yra patikėti, kad tai yra, kad magija vis dėlto egzistuoja, kad energetiniai ryšiai egzistuoja, kad mūsų siela yra nemirtinga ir taro numerologijoje jūs taip pat tai išmoksite ir suprasite. Jūs tiesiog negalite būti skeptikais, jūs privalote patikėti tuom, kad siela yra nemirtinga ir kad mes kiekvienas iš mūsų turėjome priešistorę, kad mes neatėjome iš bet kur. Mūsų kūnas, jis gimė iš kūno, bet mūsų siela, ji egzistavo labai ilgai, šimtmečius, kažkieno tūkstantmečius. Pagal Džiulijos po teoriją mes galime sužinoti, kiek metų mūsų siela gyvuoja. Ir būtent ką mes padarėme praeitame gyvenime, ar mes tenai prisidirbome, ar mes augome ir tobulėjome, su tokia energija mes atėjome į šį gyvenimą. Na ir tęsiu savo įrašą, nes kažkodėl tai nutrūko, tikriausiai telefonas neleidžia daugiau įrašyti arba tiesiog pavargo, persikrovė ta būtent energija, kuri šiandieną pulsuoja iš manęs. Taigi visų tų dalykų, su kuriais aš jūs supažindinau šitam įvadinėme video, jūs iš tikrųjų galėsite išmokti, jeigu jūs tikrai to panorėsite. Taigi manau, kad šis kursas iš tikrųjų jums bus labai naudingas ir aš sugebėsiu jums perduoti labai daug žinių. Formatas galbūt daugiau bus įrašo būdu, todėl kad būtent tie įrašai, kada aš kalbu prieš kamerą, galbūt yra ne visiškai būtini, arba tiesiog kiti įrašai bus, kada aš jūs mokysiu, kaip reikia skaičiuoti, tai tiesiog įrašas bus skirtas tam, būtent kaip atlikti patį paskaičiavimą. Na ir dar vienas toksai svarbus momentas yra apie būtent energetinius mainus, apie energetinius ryšius, kaip visa tai veikia. Jūs puikiai suprantate, kad šiuo kursu jūs realiai galite pasidalinti su trečiais asmenimis, kad mano kursas jis nebus apsaugotas kažkokiais tai kodais, kažkokiais tai fiziniais dalykais, kur tikrai aš 100% būsiu garantuota, kad niekas juo nepasidalino. Tai čia aš apeliuoju į jūsų sąžinę pirmiausia, kad tai yra mano darbas, už kurį jūs susimokėjote ir kad jūs kažkam tai padovanosite šitą darbą. Tai kaip atrodo, padarysite gerą darbą kitam, tai iš tikrųjų jūs nepadarysite gero darbo, arba jūs, tarkim, perparduosite kažkam irgi. Tai čia tuo pačiu irgi jūs nepadarysite jokio gero darbo. Tai jūs atiduosite savo energiją kažkam ir paimsite iš kito žmogaus tą energiją. Tai bus jūsų energetiniai prisirišimai, perdavimai, perėmimai tų energijų, kurias būtent nešioja tie tretieji asmenys. Todėl, kad nekentėtumėt nuo kažkokių tai negerovių, negerumų, negerų atsitikimų, ligų, nužiūrėjimų, pririšimų, visokių negerų sapnų ir panašiai. Tai prašau jūsų nesidalinti mano kursų su niekuom. O jeigu norite, kad kažkas to išmoktų, tai tiesiog atveskite tuos studentus pas mane ir jūs gausite tam tikrą nuolaidą sekančiam kursui. Tai bus daug geresnis darbas tiek jums, tiek jūsų energetikai, nei būtent ta energetinė vagystė. Jeigu jūs norite
mokyti kitus žmonės ir jūs galvojate, kad jūs galite, jūs tiesiog turite patys įrašyti šį kursą savo kalba ir jį tada perduoti, padovanoti, parduoti ar kažką tai su juo daryti. Tai bus sąžininga ir tai bus nutraukti energetiniai ryšiai. Kol kas nesu tokia didelė ragana, kad galėčiau apsaugoti savo kursą didelėmis energetinėmis pinklėmis ir padaryti jums kažką tai negero. Bet ką gali žinot? Todėl nepiknaudžiaukite šiais dalykais, būkite sąžiningos ir pirmin į šį nuostabų kursą.